Sveiki, aš esu Hubertas ir šiandien kviečiu Jūs pasižiūrėti dar vieną vaizdo įrašą apie Libra Lures prekės ženklo Trout serijos masalus. Nuoširdžiai kviečiu žiūrėti. Šiandien pristatysiu masalą, kuris tikrai patiks visiems, kas mėgsta gaudyti ešerius, bet ypač puikiai tinka ir upėtakiams. Tai žinome iš Jūsų nuotraukų ir TikTok vaizdo įrašų, kuriuos filmuojate, siunčiate mums, už ką Jums labai nuoširdžiai dėkojame, nes matome, kad su šiuo masalu pagaunate tikrai puikių žuvų. O tas masalas yra Turbo Worm. Šis masalas šiuo metu yra dviejų dydžių – 56 mm ir 35 mm. Jis prieinamas 20 spalvų ir 4 kvapų variantų. Kas svarbu, šis masalas buvo sukurtas galvojant apie upėtakių žvejybą, tačiau, kaip paaiškėjo, jis taip pat yra nepaprastai veiksmingas. Ypač dabar, žiemos laikotarpiu, ankstyvą pavasarį, rudenį, o net ir vasarą. Ji veiksminga gaudant ešerius ir tikrai gana įspūdingo dydžio ešerius, ką, beje, galėsite pamatyti šioje medžiagoje rodomose intarpuose. Tačiau svarbiausia, šiame vaizdo įraše taip pat parodysime, kaip galima uždėti šį masalą, kaip jo žvejoti, bet visų pirma, kaip jis elgiasi vandenyje. Tai ką? Pradėkime. Kaip jau minėjau, Turbo Worm šiuo metu yra dviejų dydžių versijų. Prieš Jūs 56 mm versija. Tai jau nemažas masalas. Matote gražiai suformuotas griovelės per visą šio masalo ilgį. Dėl to, kai masalas padėtas ant dugno arba lengvai traukiamas, braukiantis dugnu, jis skleidžia žuvis viliojančias vibracijas. Būtinai turite išbandyti, jei dar nebandėte žvejoti tokio tipo masalais, kad pamatytumėte Turbo Worm šioje versijoje arba mažesnėje 35 mm versijoje. Ši versija taip pat puikiai tinka žvejojant baltąsias žuvis. Turite tuo įsitikinti patys, nes šiandien mes tik parodysime, kaip šis masalas elgiasi vandenyje, o žinome, kad žvejai patys geriausiai sugeba išnaudoti tokį potencialą, kokį turi būtent šie masalai. Be upėtakių ar ešerių žvejybos, šis masalas taip pat puikiai tinka žvejojant Trout ar tipo varžybose. Tai vis labiau populiarėjantis žvejybos būdas visoje Europoje ir tikrai, jei norėsite išbandyti būtent šią žvejybą, turite pabandyti žvejoti ir su Turbo Worm. Masalas atrodo kukliai, bet iš tikrųjų vandenyje sukelia daug triukšmo, todėl turite patys išbandyti ir įsitikinti jo veiksmingumu. Turbo Worm rasite ne tik 20 spalvų, bet ir 4 kvapų versijose. Sūrio aromatas yra geriausias Trout ar žvejyboje. Krilių aromatas puikiai tinka gaudant upėtakius, taip pat ešerius. Česnako aromatą ypač rekomenduoju naudoti tada, kai žvejojate Trout arėje arba norite pagauti šapalus ar kitas Jūsų upėse gyvenančias žuvis, pavyzdžiui meknes, tačiau ten taip pat puikiai tinka ir sūrio aromatas. Ir dar rekomenduoju naudoti variantą be jokio aromato. Ši versija buvo sukurta specialiai Jums, kad galėtumėte išbandyti ir tokią galimybę. Ne visi tiki aromato gale, o gaila, nes važinėdami po varžybas visoje Lenkijoje pastebėjome ne tik aš, bet ir Libra Lures kūrėjai, kad geras aromatas tikrai duoda rezultatų. Tačiau žinome, kad ne visiems tas kvapas patinka, todėl prisitaikėme prie Jūsų poreikių. Kaip dažnai klausomės Jūsų nuomonių apie tai, kad mūsų masalai yra veiksmingi, taip pat stengiamės kurti masalus galvodami apie Jūs, kad žvejyba būtų maloni. Kaip tikriausiai pastebėjote, Turbo Worm yra dviejų dydžių ir tai gana didelis skirtumai, nes vienas yra labai platus masalas, o kitas iš tikrųjų yra visai mažytis kirminėlis. Jis pagamintas iš tos pačios medžiagos, nepaprastai tamprus ir svarbiausia, atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams. Taigi, jei jau pagavote pirmąją žuvį, dėl to nereikia jaudintis ir galite toliau žvejoti, nes šis masalas tikrai atlaikys. Tačiau svarbu tai, kad šį masalą galime sumontuoti 14 skirtingų būdų. Visą tai rasite aprašytą mūsų katalogės svetainėje www.libralures.com. Ten pateikiame pavyzdinius montavimo būdus, bet netrukus parodysime Jums pagrindinius ir kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Kas smagu, šiame masale labai gerai veikia čeburoška. Netrukus parodysime Jums, kaip tai sumontuoti, kaip sunkiai netgi galima su tuo žvejoti, nes nepamirškite, kad Libra Lures masalai pagaminti iš plūdrios medžiagos.
Tai suteikia mums daug platesnės montavimo galimybės. Na ir kas dar smagu? Visų pirma, šis masalas labai gerai pasiteisina tokioje žvejyboje, kai iš tikrųjų nežinote, ko tikėtis prie vandens, nes dažnai, neslėpsiu, žvejojant su šiuo masalu man pasitaikydavo ir netikėtų laimikių, pavyzdžiui, lydekų. Žinau, kad mūsų šios markės, tai yra Libros, gerbėjams taip pat dažnai pasitaikydavo sterkų, nes kodėlgi ne? Turbo Worm yra labai universalus masalas ir nereikia slėpti, kad pavyzdžiui, mažiausias dydis taip pat patiks ir Ultra Licht žūklės mėgėjams. Iš tiesų, mažytė čeburaška, subtilus komplektas ir galime taip pat sėkmingai gaudyti raudes, karšius ar kitas jūsų vandenyje gyvenančias žuvis. O dabar baigėme kalbėti ir einame pažiūrėti, kaip galima uždėti šį masalą ant kabliuko ir svarbiausia, kaip jis elgiasi vandenyje. Dabar pasiimame Turbo Worm. Čia dar turime specialų įpjovimą, kuris parodo, kur galime perverti savo kabliuką. Čia jau turiu paruoštą čeburašką. Ir viskas paruošta. Pažiūrėkite, akimirką ir masalas jau paruoštas žvejybai. Čia uždėjau 5 gramų čeburašką. Tuoj pamatysite, kaip tai atrodo vandenyje. O jeigu jums reikia informacijos, kokius kabliukus naudoti ir kokius svarelius rinktis, šią informaciją rasite mūsų svetainėje www.libralures.com. Ten rasite mūsų naujausią katalogą, kuriame pateikiame visą svarbiausią informaciją, kuri jums pravers norint sėkmingai žvejoti su mūsų masalais. Bet svarbiausia, ten rasite visą informaciją apie tai, ką siūlo Libra Lures prekės ženklas. O dabar, ilgai nedelsdami, eikime pažiūrėti, kaip tai atrodo vandenyje. Ir kaip matėte, būtent taip veikia Turbo Worm. Turbo Worm ir Turbo Worm Mini. Dvi dydžių versijos, kad galėtumėte prisitaikyti prie žuvų, kurios maitinasi jūsų žvejybos vietoje. Tai nepaprastai efektyvus masalas, ypač kai žuvys iš tikrųjų nėra aktyvios. Beje, tuo turite įsitikinti patys. Jei jums reikia daugiau informacijos, kaip jau minėjau, kviečiu jūs į mūsų katalogą 2025 metų sezonui. Taip pat kviečiu apsilankyti mūsų Facebook, Instagram, TikTok, X paskyrose, o taip pat palikite prenumeratą ir paspauskite patinka po šiuo vaizdo įrašu. Būsime labai dėkingi. Iki pasimatymo kitame įraše. Laikykitės. Sveiki!